Labą dieną dar kartą, sveiki, kas naujai prisijungėt. Manau, kad pradėsim webinarą dabar. Naujas dalykas tiek jums, tiek mums, tai prašom, kaip sakant, abipusio supratimo. Jeigu kas neveikia, galite mus informuoti čia elektroniškai užduodami klausimą ar pasisakydami, kad kažko negirdite. Bet sistema veikia labai paprastai, jūs klausote manęs. Žodžiu, užduoti klausimų kol kas galimybės nėra, bet jeigu jums kyla klausimų, jūs matot pas save tokį žodelį questions ir ten yra pliusiukas, tai jį išsiskleidę, galite tiesiog parašyti savo klausimą ir mes jį atsakysime. Situacija tokia, kad prašytumėm klausimus uždavinėti po pranešimo, nes taip tiesiog man būtų patogiau atsakinėti, nes kartu atsakinėti jūsų klausimus raštu ir skaityti pranešimą turbūt man nepavyks. Tai jeigu turite klausimų, prašyčiau juos tiesiog surašyti perskaičius pranešimą, arba jeigu jūs iki galo neplanuojate išklausyti, tai galite parašyti tą klausimą pranešimo eigoje ir po pranešimo aš juos visus atsakysiu irgi lange, kurį jūs matysite taip pat. Tie, kas galbūt norėsit webinarų pasidalinti su kolegomis ar dar kartą perklausyti, turėsit tokią galimybę, nes webinarą mes įrašinėjam ir išsiųsime jums visiems elektroniniu paštu, kad galėtume dar kartą perklausyti. Taigi, pradėsime. Šiandien kalbame, kaip žinote, apie tarptautinio mobilumo K107 veiklos projektų įgyvendinimą. Kalbėsim tiek apie 15, tiek apie 16 metų projektus, nes, kaip žinote, kas turite abiejų šitų metų projektus, yra tam tikrų skirtumų, nedidelių, bet yra skirtumų. Aš labai tikiuosi, kad šitam webinare dalyvauja kolegos, kurie 2016 metais pirmą kartą gavote tarptautinio mobilumo projektus, nes jums iš ties šitas webinaras bus labai naudingas ir reikalingos. O tie, kas jau įgyvendinate, tai tiesiog tikiuosi, kad tas pasikartojimas visiems bus tik į naudą dar kartą prisiminti esminius dalykus, koordinuojant ir įgyvendinant šitos projektus. Tai priminsiu apie dotacijos sutartį, kad jūs, tai yra paraišką teikusi institucija, programos šalies institucija, esate atsakingi už sutarties administravimą, ataskaitų teikimą fondui, už apskritai visos dotacijos valdymą. Paminėti reikia, kad jūs sutartyje vykdote, pagal šitą sutartį, tiek 15, tiek 16 metų, vykdote tuos mobilumus į tas šalis partnerės, kurios yra patvirtintos jūsų sutartyje, kurią pasirašėte su fondu. Ir dar yra svarbu, ypač naujiems koordinatoriams, naujoms institucijoms, kad finansinių sutarčių pasirašymo su dalyviais atliekate jūs su atvykstančiais dalyviais ir su išvykstančiais dalyviais. Tai vadinasi, dotacijos išmokėjimą, stipendijos išmokėjimą darote jūs tiek atvykstantiems, tiek išvykstantiems dalyviams. Tai čia tiesiog tokie esminiai dalykai apie pačią sutartį. Dotacijos sutarties kokios yra trukmės. Žinote, jau nekartą informavome, kad tiek 15 metų dotacijos sutartis, tiek ir 16 metų dotacijos sutartis, jos iš tiesų galėjo būti dviejų trukmių - 16, 24 ir 26 mėnesių projektai. 26 mėnesių projektai yra toms sutartims, kurioms tiesiog yra poreikis projektą vykdyti ilgesnį laiką, tai yra apimant 2 vasaros mėnesius. Tai tie, kas turite šiuo metu 16 ar 24 mėnesių sutartį, jūs vis dar turite galimybę prašyti fondo sutartį pratęsti. Kodėl galėtų jums kilti toks poreikis? Tai pavyzdžiui, jūs matote, kad galbūt per jūsų dabar esamą dotacijos sutarties trukmę jūs galbūt nespėsite įgyvendinti visų mobilumų ar siekdami panaudoti visą dotaciją, jums reikia ilgesnio sutarties laikotarpio, tai šitą galimybę turite ir jeigu toks poreikis yra, jūs vis dar galite mūsų prašyti pratęsti jūsų sutartį iki 26 mėnesių. Čia galioja tiek 15, tiek 16 metų sutartim.
Apie projektų ataskaitas. Dabar yra aktualu iš tiesų 15 metų projektų ataskaitos ir jeigu jau matėte, vartėte sutartį, tai 16 mėnesių projektams artėja galutinės ataskaitos pateikimas, tai jis bus lapkričio 15 dieną, o 24 mėnesių projektams ir 26 mėnesių projektams 15 metų vasario, tai yra lapkričio 15 diena, artėja tarpinės ataskaitos pateikimo diena. Apie ataskaitų pateikimą detaliau šiandien mes nekalbėsime, jau esate visi teikę pirmas tarpinės ataskaitas, tai ataskaitos forma yra ta pati, ji yra paskelbta mūsų puslapyje, o manau spalio mėnesį dar kartą atsiųsiu jums priminimą su visomis reikalingomis formomis. Dėl galutinės ataskaitos mes darysime dar vieną webinarą spalio mėnesį, būtent tiems projektams, kurie turi teikti galutinę ataskaitą lapkričio 15 dienai. Tai 16 mėnesių projektų iš 15 metų nėra daug, tai tiesiog informuosiu tuos koordinatorius, kurių institucijų sutartis yra 16 mėnesių ir darysim dar vieną webinarą. 16 metų ataskaitų datos, matote, yra skaidrėje, bet apie jas dabar nekalbėsime, nes iš tiesų dar yra laiko iki pirmųjų ataskaitų, tiesiog pirma tarpinė ataskaita 16 ir 24 mėnesių projektams bus vasario 15 ir atitinkamai 26 mėnesių projektams jau 2 mėnesius vėliau. Visos ataskaitos tiesiog bus 2 mėnesiai vėliau lyginant su kitomis projektų trukmėmis. Labai aktualus klausimas yra dabar, kadangi vyksta įgyvendinimas 15 metų projektų, yra kas yra galima, kokie yra galimi pakeitimai dotacijos sutarties nekeičiant sutarties, tai yra nesiunčiant fondui oficialiai prašymo keisti sutartį, perkelti lėšas ir panašiai. Tai yra tam tikri apribojimai, bet ir yra tam tikra laisvė numatyta jūsų dotacijos sutartyse, kokiais atvejais jūs galite daryti sutarties pakeitimus, nekeisdami sutarties ir iš esmės net neinformuodami mūsų, tai yra fondo. Tai jūs turite galimybę iki 50% mobilumo organizavimo lėšų perkelti į veiklas. Kai jūs tą keitimą, sakykime, atliekate ir kai jūs nusprendžiate mobilumo organizavimo lėšas perkelti į veiklas, jūs galite tai daryti dviem atvejais. Tai yra, jūs galite su perkeltomis OEMO lėšomis prailginti jūsų sutarties prieduose nustatytų mobilumų trukmes arba trukmę, nežinau, priklausomai nuo to, kiek mobilumų jūs tą OEMą kelsite, arba jūs galite finansuoti su perkeltomis OEMO lėšomis naujus mobilumus. Čia yra svarbu paminėti, kad tuo atveju, kai iš OEMO finansuojate naujus mobilumus, tie mobilumo tipai, kuriuos jūs finansuojate, nebūtinai turi būti tokie, kokie yra numatyti jūsų dotacijos sutartyje. Svarbiausia, kad iš tiesų tai būtų mobilumai iš OEMO lėšų, kurie yra su ta pačia šalimi partnerė, kuri yra numatyta jūsų dotacijos sutartyje. Tai žodžiu, perkeliant OEMO, jūs turite pakankamai laisvės nuspręsti, kokie jums mobilumo tipai reikalingi. Svarbiausia, kad tiesiog būtų tie mobilumai su ta šalimi partnerė, kuri numatyta jūsų sutartyje. Taip pat neinformuodami fondų ir pagal sutarties nuostatas jūs galite konkrečios šalies partnerės mobilumo srautuose, jūs galite pakeisti mobilumo trukmes ir dalyvių skaičių, lyginant su tuo, kas yra numatyta jūsų dotacijos sutarties prieduose. Tai vadinasi, trukmę ir dalyvių skaičių jūs galite modifikuoti pagal poreikį. Čia yra numatyta tiesiog dotacijos sutarties tokia nuostata. Na, o visi kiti dotacijos sutarties keitimai, kokius tik jūs galite įsivaizduoti, ar jums yra poreikis daryti, visi kiti dotacijos sutarties keitimai yra įmanomi tik tuo atveju, kai jūs oficialiai prašote fondo pakeisti sutartį, papildyti partnerį, pakeisti partnerį arba perkelti lėšas, tai jūs turite rašyti prašymą fondui, mes jį individualiai peržiūrime ir tada pagal galimybės tą sutartį keičiame.
Dabar iš praktikos jau, kadangi turime metų beveik įgyvendinimo praktiką, tai pasakysiu, kokie yra dažniausi prašymai, institucijų prašymai keisti sutartį. Tai kol kas dažniausias yra prašymas, kuomet keičiasi partnerį instituciją arba norima įtraukti naują partnerį instituciją tam tikroje šalyje. Tai mes tikrai puikiai suprantam, kad galbūt ten nepavyksta susitarti su kai kuriais partneriais, galbūt partneriai jau, kai prieinama prie sutarties tarp institucinės pasirašymo, nebenori bendradarbiauti ir jūs ieškote naujų galimybių toje šalyje, tai yra visiškai normalu keisti partnerį arba tiesiog įtraukti naują partnerį prie konkrečios šalies. Tai šitas yra įmanoma, jūs turite rašyti fondui prašymą ir tiesiog iki šiol to neprašėme, bet tuo atveju, kai jūs keisite partnerį instituciją tam tikroje šalyje, tai jūs kartu su prašymu fondui turėsite pateikti tarp institucinės sutarties kopiją jau pasirašytą. Tai čia yra tokia naujovė, kurios iki šiol netaikėme, užtekdavo tik tai jūsų prašymą, bet dabar iš tiesų tų keitimų yra nemažai ir mes jau prašysime tarp institucinės sutarties kopijos. Kitas labai populiarus buvo keitimas dėl projekto trukmių ilginimo. Tai nemažai 24 mėnesių projektų yra tiek iš 15, tiek ir iš 16 metų prasilginę savo veiklos laikotarpį iki 26 mėnesių ir iš tiesų tai tokią galimybę pasinaudoja nemažai, nes tai sudaro jums galimybės ilgiau įgyvendinti projektą ir turbūt labiau užtikrinti maksimalų dotacijos panaudojimą. Tai tokių prašymų buvo nemažai. Ir iš 15 metų sutarčių irgi labai dažnas keitimas buvo prašymai, kuomet institucijos prašė pakeisti studentų studijų pakopas, nes, kaip žinote, 15 metų sutartyse yra numatytos prie dotacijos sutarties studentų mobilumo atveju numatytos studijų pakopos konkrečios ir kai jūs vykdote atranką arba kai jūsų partneriai vykdo atranką, paaiškėja, kad numatytos sutartyje pakopos nepavyko atrinkti ir jūs atrinkote ar jūsų partneriai atrinko kitas pakopas ir dėja, tokiu atveju jūs turite vėl rašyti fondui prašymą ir keisti sutartį. Tai pakopų keitimų irgi studentų pakopų keitimų buvo nemažai. 16 metų projektams tai jau nebetaikoma, kadangi 16 metų projektuose studentų mobilumo atveju pakopos jau nebėra numatytos. Tai jūs galite laisvai pasirinkti, kokios pakopos jūs leidžiate arba priimate studentų atveju. Dabar dotacijos sutarties pakeitimai oficialiai keičiant sutartį, kuomet yra lėšų perkelimas tarp biudžeto eilučių. Jūs turbūt ypač iš 15 metų žinote, kad anksčiau Europos komisija laikėsi gana griežtos pozicijos, kad lėšų perkelimas tarp biudžeto eilučių tam tikroje šalyje partnerėje yra galimas, bet buvo labai ribotas. Dabar taisyklės yra šiek tiek palengvintos ir komisija truputį persigalvojo ir tos palengvintos taisyklės yra taikomos tiek 15 metų projektams, tiek ir 16 metų projektams. Tai ką jūs oficialiai galite mūsų prašyti pakeisti tarp biudžeto eilučių? Tai jūs galite prašyti perkelti iki 100% kelionės ir pragyvenimo lėšų tarp skirtingų studentų studijų pakopų. Kaip ir sakiau, tai yra aktualu tik tais 15 metų sutartims, nes 16 metų sutartyse studentų studijų pakopos nėra įrašytos. Bet čia reiktų atkreipti dėmesį, kad ši galimybė negalioja išvykstančių studentų mobilumo srautams į EDF ir DCI regionų šalis. Tuo atveju, jeigu jums sutartyse į šitą šalis yra patvirtinti išvykstantis bakalauro ir magistro pakopų studentai, jų keisti į doktorantus nėra leidžiama. O visa kita iš tiesų yra leidžiama ir jūs galite oficialiai to mūsų prašyti. Taip pat iki 100% lėšų skirtų pragyvenimui ir kelioniai jūs galite perkelti iš atvykstančiųjų į išvykstančiuosius mobilumus ir atvirkščiai. Atkreipiu dėmesį, kad anksčiau perkelti lėšas iš atvykstančiųjų į išvykstančiųjus ir atvirkščiai tokios galimybės nebuvo, bet dabar iš tiesų komisija
persigalvojo. Taigi, tas leidimas reiškia ir galimybę lėšas perkelti tarp visų patvirtintų mobilumų tipų, tarp atvykstančiųjų srautuose ir išvykstančiųjų srautuose. Vadinasi, jūs praktiškai galite dabar prašyti lėšas perkelti, kaip jums tik tais reikia. Anksčiau jūs tokios laisvės didelės neturėjote. O kas yra neleidžiama prašyti? Tai yra neleidžiama prašyti perkelti lėšas į mobilumo srautus, kurių jūs neprašėte projekto paraiškoje. Vadinasi, jeigu, pavyzdžiui, studentų iš 15 metų pakopo atveju jums reikia, jūs nerandate išvykstančiųjų bakalauro lygio, bet atrenkate išvykstančiuosius magistro pakopos studentus, bet šitos pakopos jūs paraiškoje neprašėte, tai dėja keisti į magistrus tuo atveju, kai jūs paraiškoje neprašėte, nebus galima. Tiesiog, kai jau jūs prašysite tam tikrų pakeitimų, kurie čia yra išvardinti, jūs turėsite dar pasikelti savo sutartį ir pasižiūrėti, ar jūs iš tiesų sutartyje tokių srautų prašėte, į kuriuos prašote dabar perkelti lėšas. Dar yra svarbu atkreipti dėmesį, kad visi aukščiau išvardinti dotacijos sutarties keitimai yra galimi tik mobilumo srautuose su ta pačia šalimi partnerė. Vadinasi, tai, ką aš dabar sakiau šitoje skaidrėje, jūs negalite perkelinėti iš vienos partnerės šalies į kitą. Visi šitie keitimai yra galimi tik su ta viena šalimi partnerė. Griežtai yra neleidžiama prašyti perkelti lėšas iš vienos šalies partnerės į kitą. Ir dar yra svarbu paminėti, kad jūsų prašymai perkelti lėšas nebūtinai bus patvirtinti, kadangi, sakykime, prašymas keisti atvykstančiųjų srautus į išvykstančiųjų srautus turės iš esmės įtakos bendram projekto biudžetui, nes yra skirtingos pragyvenimo normos. Ir jeigu jūsų prašymas turės tokį rezultatą, kad turės padidėti jūsų biudžetas dotacijos visas, tai nebūtinai šitas prašymas bus patvirtintas, nes mes iš tiesų žiūrėsim individualiai, ar yra likusių kažkokių likučių ir ar yra įmanoma iš tiesų pakelti tą dotaciją, bet turbūt daugeliu atveju toks prašymas, kuomet turės realiai pagal šitą jūsų prašymą padidėti visą dotaciją, greičiausiai ir bus nepatvirtintas, nes tiesiog mes neturime atliekamų lėšų finansuoti daugiau, negu jūs jau esate gavę. Kitais atvejais gali netgi tas jūsų prašymas ir sumažinti biudžetą, tai į mažesnę pusę turbūt bus daugelis prašymų patenkinti. Tai turbūt tiek apie šitos keitimus. Dabar dotacijos sutarčių priedai ir dokumentų su dalyviais formos. Tiek 15, tiek ir 16 metų priedai, learning agreementai, finansinės sutartys, visi šablonai yra paskelbti mūsų puslapyje. Atkreipiu dėmesį, kad atitinkamų metų projektų sutarčių ir priedų visų reikėtų ieškoti prie atitinkamų metų dokumentų, nes 15 ir 16 metų dokumentai, jie iš esmės yra tokie pat, bet yra ten tam tikrų skirtumų ir jums reikėtų tinkamų metų priedus naudoti. Yra labai dažnai klausima, ar jūs galite naudoti Europinio mobilumo dotacijos sutarties formas. Tai sakau, kad negalima. Kai kas yra bendra, bet iš tiesų visas paketas yra suformuotas 107 veiklos projektams ir atskiras paketas yra suformuotas 103 veiklos projektams. Tai labai iš tiesų prašome jūsų naudoti 107 veiklai, būtent 107 veiklos visus priedus ir sutarčių formas. Tarp institucinio bendradarbiavimo sutartį jūs su savo partneriais turite pasirašyti iki prasidedant pirmiesiams mobilumams į tą instituciją arba iš tos institucijos. Sutarties šablonas taip pat yra paskelbtas mūsų puslapyje ir atkreiptinas dėmesys, kad sutarties forma yra minimalių reikalavimų, todėl jūs,
kuomet pasirašote sutartį su savo partneriu, jūs galite įtraukti visus jums reikalingus punktus į šitą sutartį. Tiesiog jūs galite ją laisvai papildyti. Na, sakykime, papildyti nuostatomis dėl mobilumo organizavimo, lėšų pasidalymo, dėl dalyvių atrankos ir panašiai. Čia iš tiesų jau yra jūsų abipusių sutarimų. Bet minimalių reikalavimų sutartis tokia, kokia jinai yra paskelbta, jinai bent tokia turi būti būtinai pasirašyta su partneriu. Sutartį su dalyviais, tai čia iš tiesų yra nieko naujo. Prieš mobilumą pasirašoma nustatytos formos trišalė dėstymo arba mokymo mobilumo sutartis ir studijų atveju trišalė studijų sutartis, vadinamas learning agreementas. Iki mobilumo pasirašoma finansinė sutartis su dalyviu ir, kaip jau ir minėjau, tiek išvykstančių, tiek atvykstančių dalyvių atveju finansinę sutartį pasirašo dalyvis ir jūs, tai yra programos šalies institucija. Tiesiog dar primenu apie mobilumų trukmes, tai studijos yra nuo 3 iki 12 mėnesių maksimaliai, dėstymo mobilumas yra ne mažiau nei 9 akademinės valandos per savaitę ir vizito trukmė nuo 5 dienų iki 5 mėnesių, iki 2 mėnesių, atsiprašau, neįskaitant kelionės dienų. Ir maksimali kelionės dienų trukmė yra 2 dienos, tai yra skaičiuojama 1 diena atvykimui ir 1 diena grįžimui. Tai sakau maksimali, nes gali būti ir nereikalingos kelionės dienos tiesiog tam tikrais mobilumais, arba gali būti reikalinga tik 1 kelionės diena, tai jūs jau kai Mobility Tools'e pildote šitos mobilumus, jūs turite nurodyti, kiek jūs priskaičiuojate kelionės dienų konkrečiam mobilumui. Darbuotojų mokymo mobilumas, tai yra irgi trukmė nuo 5 dienų iki maksimaliai 2 mėnesių, neįskaitant kelionės dienų, ir vėlgi maksimali kelionės dienų trukmė yra 2 dienos. Išlaidų kategorijos, aš labai nedetalizuosiu, kokios yra konkrečiai išlaidų kategorijos, tiesiog naujų projektų administratoriams ir koordinatoriams atkreipiu dėmesį, kad tarptautinio mobilumo projektų atveju kelionės išlaidų normos turi būti išmokamos ne tik darbuotojams, bet jos priklauso ir studentams. Tai čia yra tiesiog vienas tas esminis, sakykime, skirtumas, jeigu mes lyginame tarptautinį mobilumą su europiniu mobilumu, kad studentams taip pat priklauso kelionės išlaidos pagal kelionės atstumų normas, kurias jūs nurodėte savo paraiškose. Na ir trumpai, kokios yra pragyvenimo išlaidos, kaip kita išlaidų kategorija skaičiuojama dalyviams, tai studentams yra išvykstantiems 650 eurų mėnesiui, atvykstantiems į Lietuvą 750 eurų mėnesiui, išvykstančiam personalui 160 eurų dienai ir atvykstantiems į Lietuvą darbuotojams ir akademiniam personalui 100 eurų dienai. Studentams, kaip skaičiuojama visa dotacija, iš tiesų jūs galite labai lengvai pasitikrinti, suvesdami mobilumą į Mobility Tools'ą, nes Mobility Tools'as pagal jūsų suvestas mobilumo dienas ir pagal jūsų nurodytas atstumo kategorijas iš tiesų automatiškai paskaičiuoja, kiek realiai turėtų priklausyti tam konkrečiam dalyviui, jo konkrečiam mobilumui pagal jūsų nurodytą trukmę. Tai kartais galite tiesiog, aš nežinau, kaip jūs darote, gal jūs turite savo programas, bet Mobility Tools'as jums visada padės pasiskaičiuoti, kiek realiai priklauso dalyviui išmokėti, jeigu ten reikia pasitikrinimui. Dabar mobilumo organizavimo lėšos, jos jums priklauso, už kiekvieną dalyvį yra skaičiuojama 350 eurų, o nuo 101 dalyvio yra skaičiuojama 200 eurų. Tai tiksli mobilumo organizavimo lėšų suma yra nurodyta jūsų dotacijos sutarties prieduose ir lygiai taip pat kaip ir europiniam mobilumui, taip ir tarptautiniam mobilumui, mobilumo organizavimo išlaidos, tai yra išlaidos tiesiogiai susijusios su mobilumo veiklos įgyvendinimu. Tai čia yra iš programos vadovo tiesiog išvardintos kategorijos, kam jūs galite naudoti su mobilumo organizavimo išlaidas. Be abejo, jūs, kaip jau ir minėjau anksčiau, mobilumo organizavimo išlaidas iki 50% jūs
turite galimybę perkelti tiesiog į mobilumo veiklas. Dar svarbu paminėti, kad komandiruočių atveju, kai tai nėra Erasmus plus mobilumai, kai jūs nevedate į Mobility Toolsą, tai yra tiesiog komandiruotė, nežinau, į kontaktinį seminarą, sakykime, tai tos mobilumo organizavimo lėšas, kurias jūs naudojate, jos turi būti apskaitomos pagal vidinį institucijos komandiruočių tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Vadinasi, tokios komandiruotės jos nėra traktuojamos kaip mobilumai ir joms nėra išmokama pagal normas nei pragyvenimas, nei kelionė, tiesiog jūs apskaitote komandiruotės kaip pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Dar kas svarbu apie mobilumo organizavimo lėšas paminėti, tai kad OEM jūs galite dalinti su savo partneriais, taip kaip jūs iš tiesų abipusiai sutarėt, ar jūs duodate savo partneriui kažkokią tai dalį savo mobilumo organizavimo lėšų ar ne, čia iš tiesų priklauso jau nuo jūsų bendro sutarimo. Bet tokia galimybė yra, jūs galite OEM dalinti su partneriais, jeigu, pavyzdžiui, jūs norite finansuoti kažkokią tai, nežinau, bukletų leidybą jų institucijoje ar, nežinau, atsiskaityti jiems už vykdomą atranką ar, nežinau, reklamą ir panašiai, tai čia iš tiesų gali būti daug dalykų, už ką jūsų partneris gali paprašyti ar gali norėti tų mobilumo organizavimo lėšų. Tai jūs tokį dalyką turėtumėt numatyti tarp institucinėje bendradarbiavimo sutartyje ir tuo atveju, jeigu jūs sutarėt kažkokį procentą mobilumo organizavimo lėšų pervesti savo partneriui, tai toks pavedimas ir tarp institucinėje bendradarbiavimo sutartyje numatyta nuostata yra viskas, ką jūs turite turėti. Tiesiog jūs turite turėti pasirašytą tarp institucinę bendradarbiavimo sutartį, kurioje matysis, kokią dalį OEM jūs dalinate su partneriu ir pavedimo kopiją, kad jūs tą dalį kaip savo įsipareigojimą pervedėt. Tai daugiau jokių papildomų dokumentų iš partnerio sąskaitų, atsiskaitimų mes tiesiog patikros atveju nereikalausim. Bet jūs visada, aišku, galite prašyti, jeigu norit detalios ataskaitos, nežinau. Dabar 15 metų dotacijos išmokėjimas dalyviams. Kaip jau ir minėjau, tiek atvykstantiems, tiek išvykstantiems dalyviams dotaciją mokate jūs, tai yra programos šalies institucija. Čia atkreipiu dėmesį, kad kalbame apie 15 metų dotacijų išmokėjimą 15 metų dalyviams, nes iš tiesų tas išmokėjimo tvarka šiek tiek skiriasi lyginant su 16 metų projektais. Tai 15 metų dalyvių atveju, studentų mobilumo atveju, išankstinis mokėjimas turi sudaryti konkretų procentą – 50, 70 arba 100%. Tai nėra kažkoks intervalas, tai yra trys sumos, kurias jūs galite išmokėti arba lygiai 50%, arba lygiai 70 arba 100% pirmų avansinių pavedimų. Kada jūs tai turite padaryti, irgi reglamentuoja finansinė sutartis, jūs turite tokią galimybę, kad jūs pirmą avansinį mokėjimą studento atveju, jūs galite sutarti taip sutartyje, kad jūs atliekate tada, kuomet gaunate patvirtinimą, kad atvyko tas dalyvis, atvyko dotacijos gavėjas institucija. Ir pavyzdžiui, kas tai galėtų būti, tai studento lietuviškos banko sąskaitos duomenų gavimas gali būti, jūs galite traktuoti kaip atvykimo patvirtinimą ir tuomet jau galite atlikti tą avansinį pirmą mokėjimą. Tuo atveju, kai studentam pasirenkate išmokėti pirmų mokėjimų tik 50%, iki galutinio mokėjimo dar turi būti atliktas vienas tarpinis 30% mokėjimas dalyviui. Dabar 15 metų dotacijos gavėjų išmokėjimas personalo mobilumo atveju. Čia kalbame apie tuos atvejus, kai sutartyje numatytas dotacijos išmokėjimas dalyviui,
o netiesioginis paslaugų suteikimas, kelionės organizavimui ir panašiai. Tai per 30 kalendorinių dienų, kai abi šalis pasirašo sutartį ir ne vėliau nei mobilumo veiklos pradžios dieną, dalyviui pervedamas išankstinis mokėjimas lygus nuo 70 iki 100%. Tai čia jau atsiranda tas intervalas ir jūs iš tiesų galite pasirinkti, kokį procentą mokate pirmų pavedimu. Šiek tiek skiriasi dotacijos išmokėjimas dalyviams 16 metų projektų dotacijos išmokėjimas, nes atsirado šiek tiek skirtingų nuostatų dėl to pirmo avansinio pavedimo. Tai studentų mobilumo atveju 16 metų dotacijos gavėjams, dalyviams, studentų mobilumo atveju išankstinis mokėjimas jau gali būti lygus nuo 70 iki 100%. Tai vadinasi, jūs turite tą galimybę mokėti ir 80% pirmų pavedimų, jau nebėra tų fiksuotų 3 sumų, kur buvo 15 metais. 50, 70 ir 100. Dabar yra intervalas ir jūs galite pasirinkti, kokį procentą dotacijos jūs išmokate dalyviui. Irgi galioja, kad kada jūs tą mokėjimą turite padaryti, galioja ta pati nuostata, kad jūs galite vėliausiai padaryti tada, kada gaunate patvirtinimą, kad atvyko dotacijos gavėjas. Be abejo, jūs visada turite galimybę ir anksčiau išmokėti studentui. Bet čia iki kada vėliausiai jūs galite išmokėti, tai tada, kada gaunate patvirtinimą, jog atvyko gavėjas ir, kaip ir sakiau, lietuviškos banko sąskaitos duomenų gavimas gali būti laikomas kaip atvykimo patvirtinimas. Išsiunčiamų studentų atveju iš mūsų institucijų turbūt jūs greičiausiai pasirinksite tą variantą, kad jūs padarote pirmą avansinį mokėjimą, nes tai yra jūsų studentai ir turbūt tiesiog tai yra paprasčiau ir turbūt ir patikimiau. Tai jūs visada galite pasirinkti. Dabar 16 metų dotacijos išmokėjimas dalyviams personalo mobilumo atvejais, tai čia irgi yra šioks toks pakeitimas ir čia jau jūs patys iš tiesų turite galimybę nusimatyti konkrečiai tas išmokėjimo nuostatas, tai svarbiausia yra, kad parama pragyvenimui ir kelioniai personalo mobilumo atveju būtų pervedama laiku. O kokį tą laiką jūs ir kada jūs pervesit, jūs jau turite patys institucijoje šitą nuostatą įsirašyti. Tai sutartyje yra tiesiog numatyta, kad jūs numatote konkrečias išankstinio mokėjimo nuostatas, nurodydami terminus ir pavedimų sumas. Tačiau jūs turite užtikrinti, kad išankstinį mokėjimą dalyvis gautų ne vėliau negu iki mobilumo pabaigos. Tai iš tiesų yra tokia nuostata, galbūt šiek tiek ir palengvinanti jums gyvenimą, bet svarbiausia užtikrinti, kad dalyvis personalo mobilumo atveju negautų dotacijos vėliau negu pasibaigė jo mobilumas. Visas tas nuostatas jūs rasite finansinių sutarčių šablonuose prie kiekvienų metų, tai tiesiog kas dar nesiuntėte dalyvių, galite pasiskaityti, kas jau siuntėte, turbūt jau šitie dalykai nelabai yra aktualūs. Galbūt tik tai 16 metų reikėtų atkreipti, kad yra tam tikrų skirtumų. Dabar apie vizos mokesčius, apie draudimą ir visus pavedimo mokesčius. Tai kaip ir numatyta finansinė sutartie su dalyviais formoje, pasirašant sutartį jūs privalote įrašyti, kuri šalis, dalyvis ar institucija rūpinasi dalyvio draudimu. Dabar kalbant apie vizų mokesčius, nes tikrai buvę atveju ir dar bus atveju, kada būtinybė gauti vizą iš tiesų kainuoja ir užtrunka labai daug laiko ir pinigų. Ir iš tiesų nėra niekur reglamentuota, kas privalo sumokėti vizos išdavimo mokestį, kai viza yra reikalinga. Na, o mes kaip nacionalinė agentūra rekomenduojame, kad vizos išdavimo mokestį dengtų pats dalyvis iš kelionės išlaidoms skirtų lėšų. Bet kuriuo atveju punktas dėl vizos mokesčio turi būti įrašytas į dalyvio finansinę sutartį. Tai yra tiek jums, tiek dalyviui turi būti aišku, kas susimoka vizos gavimo išlaidas, nes kartais tos vizos gavimo išlaidos
išsipučia į labai didelę sumą, tais atvejais, kai reikia važiuoti dėl vizos į kitą šalį, kurioje yra Lietuvos ambasada, tai tiesiog reikėtų čia labai aiškiai tiek dalyvių informuoti apie tai, kokie galimi vizos kaštai ir kas juos iš tiesų dengia. Na, o dotacijos pavedimo mokestį dalyviui dengia institucijo nedalyvis ir reikėtų pasakyti, kad jūs galite pavedimo mokesčius dalyviams dengti, jūs turbūt ir turite dengti iš mobilumo organizavimui skirtų lėšų arba iš kitų institucijos lėšų. Dalyviai su nulinė stipendija. Tikrai žinau, kad yra institucijų, kurios siunčia dalyvius su nulinė stipendija. Čia siunčiant dalyvius su nulinė stipendija reikėtų žinoti, kad dalyviai su nulinė stipendija iš esmės yra galimi tik 2 atvejais. Tikrai labai griežtai tik 2 atvejais ir jokiais kitais atvejais siūsti dalyvių su nulinė stipendija nėra. Tai pirmas atvejis, kuomet galite siūsti dalyvių su nulinė stipendija, yra tas atvejis, kuomet jūs iš karto pasirašote su dalyviu nulinės dotacijos sutartį. Tai yra iš karto jūs kontraktuojate, kad dalyvis stipendijos už mobilumą negaus ir tai yra kontraktuojama visam mobilumo laikotarpiui nulinė stipendija. Tai yra vienas atvejis ir kitas atvejis, kai dalyvis iš pradžių pasirašo sutartį su stipendija, yra finansuojamas, bet po to nuvykęs dalyvis dėl tam tikrų priežasčių, na pavyzdžiui, pavėlinta egzaminų sesija, jis prašo mobilumą pratęsti. Ir jūs, tarkime, nebeturite lėšų finansuoti tokio pratesto mobilumo iš reikalo, sakykime, nes reikia tam studentui pasilikti ilgiau, jūs nebeturite lėšų papildomai finansuoti tos trukmės, tai jūs tuomet galite tą papildomą mobilumo trukmę sukontraktuoti su nulinė stipendija. Na, o visi kiti atvejai su nulinė stipendija yra negalimi. Tai yra, jūs negalite kombinuoti, kad pavyzdžiui 3 mėnesiai su stipendija ir 2 mėnesiai, kad iš viso mobilumas yra 5 mėnesių, bet 3 mėnesiai su stipendija ir 2 mėnesiai be stipendijos. Tokie atvejai yra negalimi. Ir dar svarbu paminėti, kad mobilumai su nulinė stipendija galimi tik kitas šalis partnerės, kurios yra patvirtintos jūsų 107 veiklos dotacijos sutartyse. Tačiau jūs galite laisvai pasirinkti, kokio tipo ir krypties bus tie mobilumai. Pavyzdžiui, jeigu jūs naudojatės pirmą tą galimybę, jūs iškart kontraktuojate Zero grantą su studentu. Tai tokiu atveju iš tiesų galite pasirinkti, kokio tipo ir krypties tas mobilumas bus, bet būtinai turi būti su ta pačia šalimi partnerė. Taip pat visus mobilumus su nulinė stipendija iš ES lėšų taip pat turite deklaruoti Mobility Tool sistemoje. Tai čia yra nieko naujo, jūs tą patį darote ir su 103 veikla, su europiniu mobilumu, tai 107 veiklai tai taip pat galioja. Dabar apie Mobility Tools sistemą. Visi mobilumai tiek atvykstančių, tiek išvykstančių dalyvių turi būti vedami į Mobility Tools sistemą. Ta darote jūs, jūsų institucija. Tai vadinasi, iš atvykstančius iš partnerių šalių institucijų dalyvius jūs taip pat vedate į Mobility Tools sistemą. Dar kartą primenu, kad projekto eigoje jūs turėtumėte pagal sutartinės nuostatas nerečiau kaip kartą per mėnesį pateikti ir atnaujinti informaciją. Čia žinoma, tuo atveju yra ką naujinti, bet tiesiog pastebėjau, kad turbūt ne visi atnaujinate informaciją savalaikiškai, nes tiesiog tas panaudojimas galbūt Mobility Tools realiai neatspindi to, ką jūs jau esate išleidę. Tai iš tiesų labai raginu nepamiršti prisėsti prie Mobility Tools sistemos ir būtinai susivesti dalyvius, kad ir mes matytume, koks yra šiai dienai panaudojimas, nes iš tiesų mums irgi yra labai reikalingi tie Mobility Tools sistemos duomenys. Primenu, kad kalbinio parengimo licenzijos, tai ta vadinamoji OLS sistema tarptautinio mobilumo projektams yra netaikoma. Na, čia dabar tiesiog praeitą penktadienį, praėjusią savaitę,
iš mūsų tokio įrankio statistinio šiek tiek pasižiūrėjau, kokia yra mūsų įgyvendinimo situacija, tai yra jūsų įgyvendinimo situacija 15 metų projektų. Tai iš 601 dalyvių, ką mes iš tiesų sukontraktavome su jumis 15 metų sutartyse, Mobility Tool sistemoje yra užregistruoti 257, tai yra 40 beveik 3% nuo visų dalyvių. Tai iš tiesų nėra labai blogas rodiklis, mes pasižiūrėjome pagal kitas programos šalis, tai mes esame visiškai pagal ES vidurkį labai gerai laikomės. ES vidurkis yra maždaug panaudojimas šiai dienai yra maždaug irgi 43%, tai mes iš tiesų visai pagal vidurkį jūs tiksliau judate labai neblogai. Ir čia mums ta statistika metė top sending organizations šiai dienai ir top receiving organizations šiai dienai. Tai tiesiog galite pasižiūrėti, čia sąrašas yra ilgas, bet čia tiesiog tos pirmosios 10 ar pirmosios 5, nežinau, galite pasižiūrėti, kas daugiausiai yra išsiuntę, kurios institucijos ir kas yra daugiausiai priėmę kurios institucijos. Čia yra šios dienos, tiksliau penktadienio duomenys, tai jeigu kažkas dar kažko nesupildėte, tai būtų gerai, kad tos duomenys atnaujintumėte Mobility Tools ir galbūt pasikeis visa situacija. Tai tikrai labai raginu, kad ir per šią savaitę, kas dar nesusipildėte Mobility Tools, būtinai suvesti mobilumus. Dabar apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą 107 veiklos projektams. Tai kaip jau žinote, buvote ne kartą informuoti, kad valstybės biudžeto lėšas galite naudoti 107 veiklos mobilumams į šalis partnerės. Ir svarbu, kad valstybės biudžeto lėšas pagal ministro taisyklės jūs galite naudoti tik išvykstančiam mobilumui. Tai yra tiek išvykstantiems studentams, tiek išvykstančiam personalui. Į tas šalis partnerės, kurios yra patvirtintos jūsų atitinkamų metų 107 veiklos sutartyje. Dar svarbu paminėti, kad tais atvejais, kuomet siunčiate studentus iš valstybės biudžeto lėšų, jūs kelionės išlaidų normas tiek personalui ir tiek studentams atkreipiu dėmesį turite mokėti iš 30 straipsnio. Nes dar kartą primenu, kad 28 straipsnis yra tik pragyvenimo išlaidų mokėjimui. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį, kad tai yra studentams turi būti mokama dotacija iš skirtingų straipsnių. 28 straipsnis yra tik pragyvenimui, tik stipendijoms, o 30 straipsnis jau iš 30 straipsnio galite dengti kelionės išlaidas. Dabar aktualios naujienos, tiesiog tai, kas bus aktualu teikiant paraiškas 17 metų kvietime, tai jau esu minėjusi ir turbūt dabar jau galutinai, kad studentų praktikos 17 metų kvietime dar nebus numatytos. Europos komisija planuoja galbūt nuo 2018 metų, bet tai yra dar nepatvirtinta ir iš tiesų mes negalime dabar pasakyti, nuo kada bus galima prašyti ir šitos dotacijos studentų praktikoms. Kol kas tokios galimybės nebus. Bet 2017 metų kvietime Europos komisija planuoja skirti papildomą biudžetą bendradarbiavimui su Tunisu. Tai iš viso bus skirta apie 3 milijonai eurų visų programos šalių mastu ir yra kol kas preliminariai paskaičiuota, kad papildomai bendradarbiavimui su Tunisu 17 metų kvietime mums bus skirta apie 40 000 eurų. Tai iš tiesų nedidelis biudžetas, bet tai galite turėti omenyje, nes jeigu dabar gerai pamenu, tai per 2 kvietimus berods buvo tik viena kita institucija, kuri iš tiesų domėjosi bendradarbiavimo galimybėmis su Tunisu. Tai turėkite omeny, kad Tunisui dar yra kaip ir atskiras nedidelis biudžetas ir tos galimybės išaugo. Taip pat nuo 17 metų dar ne visiškai galutinai, bet jau 80% yra patvirtinta, kad atsiras naujas regionas, DCI regionas su šiomis šalimis, su Iranu, Iraku ir Jemenu,
Kol kas biudžetas šiam regionui neaiškus, bet jau greičiausiai beveik yra aišku, kad šis regionas su tom 3 šalim atsiras 2017 metais. Tai vadinasi, jūs jau po truputį galite pradėti planuoti mobilumus ar kalbinti partnerius būtent iš šių šalių, jeigu jų turite, nes 17 metų paraiškoj bus galimybė jau įrašyti bendradarbiavimą su šitomis šalimis. Kaip ir sakiau, spalio 2 pusėje planuojame webinarą galutinio ataskaitų teikėjams, tai galutinės ataskaitas lapkričio 15 dienai teiks 16 mėnesių projektai iš 15 metų, tai tiesiog darysim dar atskirą webinarą, tai nebus didelė institucijų dalis, iš tiesų ten gal tik 6 ar 5 institucijos, bet kad nereikėtų jums važiuoti, ar mums kažkur važiuoti, tai ir jeigu pasiteisint šitas formatas, tai planuojam padaryti webinarą. Na ir dabar, aišku, visos naudingos nuorodos, kurias matote ekrane. Jūs čia galite rasti viskas, kas jums galbūt atsakys į klausimus ir viską, kas galėtų atsakyti į kylančius klausimus jūsų partneriams, nes ten yra iš tiesų toks gaidas šalių partnerių institucijoms. Jeigu jos yra naujos ir dar nėra įgyvendinusios nė karto projektų, tai iš tiesų labai kviečiam šitais visais komisijos parengtais gaidais pasinaudoti tiek jums, tiek jūsų partneriams. Ir turbūt viskas. Matau vieną klausimą kol kas, daugiau klausimų liktai nematau. Jį atsakysiu dabar, tai turbūt šiai dienai baigiu webinarą ir tikimės, kad šitas formatas jums pasiteisino. Planuojame webinarų daryti daugiau ir išties po šito webinaro jūs gausite tokį klausimą, parašyti feedbacką, tai prašom būtinai parašykite, ar jums pasiteisino, ar jums tinka toks formatas, ar jis jums yra patogus. Tai turbūt kol kas atsisveikinu, į klausimus dabar skirsiu 15 minučių. Ir jeigu turit klausimų, tai prašom dabar juos klausti savo kompiuteriuose. Aš būsiu čia dar 15-20 minučių ir į visus juos atsakysiu. Iki.